Sveiki gyvi! Prieš tai buvusiose pamokose jau aptarėme pagrindinės e-sporto žaidimų kategorijas bei populiariausius žaidimus. Šioje temoje pasvarstysime, kaip pasirinkti būtent mums tinkamą e-sporto šaką bei, jei tai yra komandinis žaidimas, koks vaidmuo mums tiktų geriausiai. Panašiai kaip ir tradicinėme sporte, kur tuo pačiu metu negalime būti profesionalu keliose skirtingose sporto šakose, pavyzdžiui, profesionaliu krepšininku ir profesionaliu futbolininku. Taip ir e-sporte stengiamasi tobulėti konkrečiame žaidime. Todėl, jei planuojate pradėti e-sportininko karjerą, pirmasis ir ko gero svarbiausias klausimas, į kurį teks atsakyti, kokį e-sporto žaidimą pasirinksite. E-sporto profesionalui perėjimas iš vieno žaidimo į kitą galbūt ir galimas, bet dažniausiai tai vyksta tarp panašių tos pačios kategorijos žaidimų. Pavyzdžiui, StarCraft 2 žaidėjai pereina į Age of Empires 4 profesionalų gretas. Dažnai toks perėjimas įvyksta išleidus naują perspektyvų žaidimą, kuriame dar nėra jokios konkurencijos ir niekas neturi pranašumo. Jeigu apie e-sportą galvojame kaip apie būsimą pragyvenimo šaltinį, žinotina, kad skirtingų žaidimų prizinių fondų dydis ar geriausių žaidėjų uždarbis gerokai skirsis. Natūralu, kuo žaidimas populiaresnis, tuo potencialiai didesnis ir uždarbis. Tačiau nepamirškite, ten ir konkurencija bus žymiai aršesnė. Todėl galbūt geriau stengtis tapti geriausių žaidėjų mažiau populiariame žaidime negu labai vidutinišku pačiame populiariausiame. Daug statistinės informacijos apie įvairių žaidimų populiarumą, prizinius fondus, turnyrų kiekį per metus galima surasti specializuotose puslapiuose, pavyzdžiui, esportsearnings.com, nuolat sekančiuose visus pasaulyje vykstančius e-sporto turnyrus. Jeigu norite pamėginti e-sportininko karjerą ir dar tik galvojate, kokia e-sporto kategorija ir žaidimas galėtų būti labiausiai prie širdies, tiesiog pamėginkite pažaisti juos visus ir tada galėsite priimti galutinį sprendimą. Kita vertus, sakoma, jo geriausi rezultatai pasiekiami, kai pomėgis tampa darbu. Jeigu žaidžiate pakankamai populiarų e-sporto žaidimą ir tai jums patinka, tiesiog tęskite pradėtą veiklą. Visgi, žaidžiant skirtingų žanrų žaidimus reikia ir skirtingų sugebėjimų. Pavyzdžiui, kovos žaidimuose yra svarbi mikli rankų ir akių koordinacija, gebėjimas greitai priimti sprendimus bei pasitikėjimas savimi. Šaudymo žaidimuose prisideda komandinis darbas, atsparumas stresui, sportiniuose, ypač lenktynių žaidimuose labai svarbi erdvinė koordinacija bei koncentracija į tikslą. Strateginiuose, tame tarpe RTS ir MOBA žaidimuose, ko gero pirmose vietose būtų loginis mąstymas, laiko valdymas, problemų identifikavimo bei jų sprendimo įgūdžiai. Taikymosi ir reakcijos laikas labai svarbus šaudymo žaidimuose, treniruočių metu, žinoma, galima žymiai patobulinti šiuos įgūdžius, bet ne iki begalybės. Su laiku pasieksime savo, kaip individo, galimybių ribas. Todėl pagalvokime, kokiuose žaidimuose mes jausimės komfortabiliau, ar tuose, kur reikalinga greita reakcija, ar ten, kur viskas vyksta lėčiau, bet svarbiausia yra priimti gerus strateginius sprendimus. Lygindami žaidimus tarpusavyje, pamėginkite užduoti savo klausimą, ar patinka žaisti komandoje, o gal priešingai norisi, kad tik nuo jūsų priklausytų galutinis rezultatas. Pavyzdžiui, RTS žaidimai dažniausiai yra žaidžiami vienas prieš vieną. Populiariausiuose MOBA žaidimuose, League of Legends ar Dota 2, komandos dydis visada fiksuotas po 5 narius. Battle Royale atstovo Fortnite turnyruose jau galima rinktis kurioje - individualioje, solo, komandinėje 2, duos ar komandinėje 3 trijos narių kategorijoje varžysimės. Tarkime, jums patinka šaudymo žaidimai, kai vienu metu tarpusavyje kovoja daug komandų. Ką rinktis? Reikėtų atkreipti dėmesį, kad tos pačios kategorijos e-sporto žaidimai irgi turi savų niuansų. Pavyzdžiui, Fortnite turnyruose reikės ne tik taikliai šaudyti, to gal ir pakaktų laimėjimui labai mėgėjiškame lygmenyje, bet tuo pačiu metu ir meistriškai statyti įtvirtinimus. Ar jums patiks toks žaidimo stilius? Vieni žaidimai, tokie kaip Counter-Strike ar Call of Duty, siekia bent jau išorinio realistiškumo, kiti, Apex Legends ar jau minėtasis Fortnite, atrodo futuristiškai. Koks variantas priimtinesnis jums? Pažymėtina, kad kompiuteriniai žaidimai yra reitinguojami pagal amžiaus cenzą. Tokiu būdu tėvams yra pateikiamos rekomendacijos, nuo kokio amžiaus leisti savo vaikui šį žaidimą žaisti. Pavyzdžiui, Fortnite amžiaus cenzas pagal oficialią kvalifikaciją yra 12 metų, o Counter-Strike 16 metų. Panašus amžiaus ribojimas tikėtina bus uždėtas ir turnyrų dalyviams. Dar vienas žinotinas niuansas – vieni žaidimai profesionalų pasaulyje dažniau žaidžiami naudojant pelytę bei klaviatūrą, kiti – pultelį. Pavyzdžiui, Counter-Strike žaidžiame su pele ir klaviatūra, o panašioje šaudyklėje Call of Duty dažniausiai renkamės pultelį. Pultelis kaip taisyklė naudojamas kovos ir lenktynių, pavyzdžiui, jau aptartame Rocket League žaidime. Kai kurie žaidimai iš e-sporto profesionalų reikalauja iki automatizmo nuglūdintų mechaninių veiksmų. Pavyzdžiui, StarCraft 2 žaidimo pradžioje galvoti daug nereikia, būtina tiesiog preciziškai vykdyti tas pačias, kitų seniai sugalvotas ir daug metų tobulintas optimales rasės vystymo tvarkas, niekaip nuo jų nenukrypstant. Ar tai jūs tenkins?
Kita vertus, panašiai kaip ir tradicinėme sporte, pavyzdžiui futbole, kur yra gynėjai, saugai ir puolėjai, komandinėme kompiuterinėme žaidime žaidėjai dažnai specializuojasi tam tikroje srityje ir atlieka tam tikrą rolę. Pavyzdžiui, League of Legends žaidime vienas žaidėjas, džungleris, keliauja po žemėlapio viduryje esančias džiunglės, renkasi patirties taškus, bei išlaukęs tinkamą momentą ir pasirinkęs tinkamą kryptį turi ateiti į pagalbą kitiems komandos nariams. Kadangi tai yra komanda apjungianti rolė, ji tiktų žmogui, kuriam patinka koordinuoti kitų veiksmus. Pagalbininko, suporto rolė labiausiai tiktų tam, kuris nori padėti kitiems, galbūt pasiaukodamas komandos labui. Viršutinėje žemėlapio linijoje esančiam žaidėjui didelę laiko dalį teks praleisti mūšio lauke vienam, be jokio palaikymo, kaunantis dvikovoje su taip pat vienišu priešininku. Todėl ši užduotis galbūt labiausiai tiktų didžiausiam komandos individualistui. Taigi, matome, kad skirstantis vaidmenį žaidime reikėtų įsivertinti savo bei komandos draugų charakterio bei psichologinės savybės. Čia galėtų padėti įvairūs psichologiniai testai, vienas jų labai populiarus yra asmenybės testas charakteris.info puslapyje. Atsakius į šio testo klausimus galima sužinoti savo asmenybės tipą, o atsivertus karjeros sritį sužinoti, kokiuose darbuose tokio asmenybės tipo žmonės jaučiasi geriausiai. Iš viso šiame teste yra išskiriama net 16 asmenybės tipų. Ir štai, šį kartą aptarėme, kaip pasirinkti savo tinkamiausią e-sporto šaką bei kokių savybių reikia žaidžiant skirtingus e-sporto žaidimus. Kita vertus, tos pačios savybės – bendravimo, problemų sprendimo įgūdžiai, mokėjimas būti atsakingų komandos narių, turimų išteklių optimalus panaudojimas, analitinis bei strateginis mąstymas, gebėjimas prioritetizuoti darbus yra ir ugdomi žaidžiant pasirinktų žaidimus bei treniruojantis. Dažnai tokie patys įgūdžiai svarbus ir gyvenimiškose specialybėse, todėl ugdydami šiuos būsimam darbdaviui svarbius įgūdžius įgausime konkurencinį pranašumą ateities darbo rinkoje. Aišku, kaip ir kiekvienas pomėgis ar darbinė veikla, užsiėmimas elektroniniu sportu reikalauja iš mūsų daug laiko bei pastangų. Bet apie techninį ir fizinį bei psichologinį e-sportininko pasirengimą pasikalbėsime jau kitų susitikimų metu. Iki.